Kauno Žalgiris, Paris Basketball, rungtynės prasideda ir TJ Shortsas su komandos draugais jau organizuoja pirmą ataką. Tysonas Wardas, Kevariusas Hayesas, Shortsas, taip pat ir Jantuninas yra aikštėje, bei Jakuba Utara ir čia pirmasis tikslus. Taip, labai gerų procentų Mičelas būtent meta nuo baudos metimo linijos. Šį kartą gaila nepavyko. Čia Dovydas Giedraitis, gera gynyba prieš TJ Shortsą. Ir Kevariusas Hayesas, arčiau komandos draugą toko organizatorių, aišku, susirinks ir savo statistiką. Nėra, aišku, rezultatyviausias komandos žaidėjas ar antras pagal rezultatyvumą Hayesas, bet turėjo jau gerų pasirodymų. Metas Mičelas arčiau krepšio. Pulti ir Eurocapė jis demonstravo puikią statistiką puolime. Ir pristabdyti varžovo atakas yra vienas iš esminių Kauno Žalgirio uždavinių šios dienos rungtynėse. Judėjimas be kamulio ir koncentracija Shortso. Walkeris atkovoja kamuolį. Tik 2 tritaškius šiame sezone yra pataikę Shortsas, tai nėra jo stiprioji žaidimo pusė. Walkeris dar kartą ir tada jau užbaigti ataką. Modolo gali pakurti žaidimą. Čia Kraceris aikštėje, dar vienas priekinės linijos žaidėjas. Edgaras Ulanovas, jeigu yra užtvara, jis turi būtent prieš Hifį dengtis agresyviai. Čia gerai suvaikšto kamuolys, Ulanovas atsisako mesti laisvas iš toli. Lonnie Walkeris prieš Modolo, susikūrė savo puikią situaciją metimui. Arno Butkevičius gera gynyba. Taip, Modolo irgi gali prišaudyti tolimų metimų. 9 jo sezonas Eurolygoje ir gyvos kitiems žalgiriečiams dar reikia įsibėgėti. Taip, ir vėl kažkaip nuo pačių pradžių matosi, kad nėra pataikymo žalgiriečio gero. Čia Laurinas Birutis. Žaistas prieš vienas Sirvydis. Imituoja užtvarą Deividas Sirvydis. Francisko iki galo. Koks metimas, Birutis ima kamuolį ir dar 2. Gilios, būtent ties TJ Shortsų. Akivaizdu, kad tikrai gerą planą yra pasiruošę žalgiriečiai prieš jį. Čia Laurinas Birutis šiaip taip sugraibo kamuolį. Ir Dovis Giedraitis turi jau gelbėti ataką, lieka nebedaug laiko. Laurinas Birutis septintasis jo taškas. Jau turi po 2 asmeninės pražangas pirmajam kėlinuke. Keičiasi žalgiriečiai, dabar prie TJ Shortsų lieka Edgaras Ulanovas. Jantuninas. Čia metimas iš toli ir 3 taškai, tik tinklelis liečiamas Kolinas Malcolmas. 17-14. Taip, Malcolmo jau 7-asis taškas. Taip, ir rezultatyviausias žaidėjas Paryžiaus komandoje. Dovydas Giedraitis. Žalgiris be tritaškių gyvena šiame kėlinyje, bet Dovydas Giedraitis aukštesnės apsukas puolime. Žinome, jo pagrindinė užduotį šiandien dirbti gynyboje prieš TJ Shortsą. Dabar prie Wardo lieka Dovydas. Brazdeikis gina TJ Shortsą. Čia kava. Metimo technika tikrai yra gera. Francisko. Čia irgi žaidėjas, kuris gali pataikyti, bet ne visuomet tą padaro. Metas Mičelas. Jo perdavimas į baudos aikštelę Kevariusui Hayesui. Ir perimtas kamuolys yra. Giedraitis arčiau krepšio gauna bloką jis. Metas Mičelas. Pabijojo mesti 16 tritaškį, bet Igno Brazdeikio šiaip geras darbas gynyboje. Taip, kartu su Dovydu Giedraičiu jie gali pasidalinti tą perimtą kamuolį. Francisko, kol kas visi jo 4 metimai buvo pro šalį. Francisko, šuoliukas atgal, metimas iš toli, na kaip nekrenta tolimi metimai Kauno Žalgiriui. Bryantas Dunstonas nusiema kamuolį, dar vieną progą Žalgiriui. Brazdeikis negalvodamas, iš toli. Ar turės dar vieną progą Žalgiris? Turės. Na, kol kas tai tikrai fatališkai, iš 5 jau metimai netaiklus. Netgi daugiau iš tikrųjų. 6 jau, taip. Ir Brazdeikis iki galo 3 taškus bus galima susirimai. Tiesiog nekrenta į krepšį. Čia yra kol kas pagrindinė problema puolime. Bet kaip paprastai Paryžiaus komanda žaidžia. Čia vėlgi TJ Shortsas. Įmanoma daugiau progų turėti pagrindinis uždavinys. Trumpo nusileidimo situacija. Leonas Kraceris. Surastas komandos draugas ir bręsta jis neabejotinai, bet klausimas, kiek dar jo lauksim. Hifį po driblingo. Na, gerai, kad ir Paryžiaus komanda neblizga puolime, ypač metimas iš toli. Brazdeikis įsibėgėja iki galo, Ignas pelno. Modolo paliekamas įžaisti prieš Arną Butkevičių, krentant parketo Arnas. Gera Dovydo Giedraičio pagalba gynyboje. Francisko irgi gera gynyba. Čia. Pirmieji Arno taškai šiandien 25-29. Ir taip, kol kas komandos praktiškai žaidžia su labai žemu penketu. Modolo toliau suka kamuolį, Bandžesi, atliekantis savo užduotis, tai yra iškiai Eurolygoje pataikė. Brazdeikis prieš tą patį Bandžesi. Daug veiksmų su kamuoliu, daug kontaktų ir įsimuša savo teritoriją. Na taip, nebuvo lengvas metimas iš TJ Shortso, Ignas Brazdeikas. Čia 2 prieš 2 su Arnu Butkevičiumi. Ir nėra taškų pirmoji bandymų, Arnas Butkevičius viską vėl sutvarko. Taip, įdomi situacija, 2 prieš 2 daro praktiškai vienos pusės žaidėjai, čia TJ Shortsas. Rezultatas yra tas pats.
TJ Shortsas atrodo dar ieško vienos užtvaros ir čia vėl nesusikalbėjimas ir TJ Shortsas. Ir Kauno Žalgiris prasidėjus paskutiniai pirmosios rungtynių dalies minutei bando sumažinti atsilikimą. Ulanovas gauna kamuolį prieš Jantuniną. Užtvaras Sirvidžiui. Sirvidis iš toli. Sirvidis pataiko. TJ Shortsas vėl prieš Edgarą Ulanovą dabar. Ir Žalgirio Mičelo pagalba. Iki galo TJ Shortsas dar ir tas kamuolys. Gerai, kad varžovai po Žalgirio klaidų šiandien yra surinkę tik 5 taškus. Abi komandos prarado po 6 kamuolius ir abi pelnė po 5 taškus. Lonnie Walkeris laisvas iš toli pagaliau. Žymas į baudos aikštelės prieigas. Metimas iš vidutinio nuotolio. Lygis. Prieš TJ Shortsą ateina į pagalbą Kraceris, bet jis nukeliauja nuo Laurino. Metimas tikrai buvo neblogas, atrodo, ten ir kontaktas šiaip buvo. Toks ant baudos ribos. Vardas. Vardas. Žalgiris bando iš varžovų susikeitimų gynyboje susikurti savo kokį nors pranašumą. Francisco atakuoja Jantuneną. Butkevičius iki galo. Nėra iš jo, yra iš Biručio. Rezultatyvus. O dabar Shortsas gauna savo, matyt, palankų išsikeitimą. Edgaras Ulanovas turės įgainytis. Vėl į kairę pusę Edgaras paleidžia. Bet taip nutiko. Varžovo atsakymas. Arčiau krepšio, kažkas jo ryškesnių šio sezono rungtynių po prastesnės atkarpėlės. Francisco, metui Mičelui, Brazdeikis iš toli drąsiai atakuoja Ignas ir pataiko. Kuris dar nebuvo aikštelėje iš abiejų komandų. Su tokiu tikslu matyti rodomas Lukas. Modolo iki galo atrodė jau visiškai praradęs koordinaciją šioje atakoje, bet ją išgelbėja. Dar vienas metimas iš po krepšio. Francisco. Iki galo ir Taip, koks atviras krepšinis pasipylė. Jeigu mes šnekėjom tai, kad Žalgiris kol kas dominuoja. Kas čia vyksta? Dovydas Giedraitis aikštelėje. Štai taip. Rotuoja savo penketų Andrė Trinkierį. Žiūrėsime, ką pavyks nuveikti jam. Keičiamas Ignas Brazdeikis. Čia Butkevičius. Tu matei? Koks skrydis. Atakuoja. 5 sekundės lieka Žalgirio atakai. Stringa su kamuoliu Dovis. Atšokęs metą ir nepataiko. Super sudėtingas metimas. Nieko nepavyko sukurti žalgiriečiams. Čia Shortsas dar kartą iš toli pataiko savo andu. Taip, Arnas Butkevičius. Mičelas. Dabar jau Žalgiris turi išsirinkti lyderį puolime. Dabar vyksta vaidmenų žaidimas, kas turėtų imtis iniciatyvos. Taip, čia kai nėra Francisco, nėra Walkerio, tikrai trūksta kartais žalgiriečių situacijose, kurie vienas prieš vieną ardytų. Apylaisvis koridorius, bet pritrūko tikslumo. Na, ten pakankamai gerai eina į pagalbos Paryžiaus komandą. TJ Shortsas. Koks driblingas geras. Tai labai nesėkminga atkarpa žalgiriečiams. Taip, Lonnie Walkeris po driblingo. Čia pamuštas kamuolys į krepšį. Vieną ataką iš naujo suka TJ Shortsas. Čia vos nesuklydo TJ Shortsas. Iš Birutis. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Kevarius Azeizas neieško kontakto, ieško pražangos, bet metimas nesigavo užtikrintas. Shortsas. Kevarius Azeizas, ten iki... Kraceris net ir nuo lentos pataiko. Taip mesti. Ir jau rekordinė 12 taškų persvara. Taip. Skirtumas auga, atrodo, kiekvienos varžovų atakos metu. Jau pradeda bijoti žalgiriečiai. Na, reikia nusimušti tą drąsą. Čia Ulanovas. 2+1. Čia užstringa ataka. Mes žinome, kas bandys ją išjudinti. Dabar Mičelas dirba su TJ Shortsu. Slysta net atrodo su kamuoliu TJ Shortsas. Čia Jantuninas paskutinė atakos laikas. Tas perdavimas ir būtent iš to vat yra kuriamas žaidimas. Mičelas po kontakto atšoka, pataiko. Shortsas. Vėl ta pati situacija. Na, nieko beveik nežaidžia Paryžiaus komanda į sunkaus. Taip, viskas iš tokių situacijų. Taip. Nadiras Gifi ten buvo. Nadiras Gifi, taip. Igor Brazdeikio. Kelionė iki krepšio, 2 taškai ir... Tikimės, kad dar viskas neprarasta. Pataiko baudos metimą Ignas Brazdeikis. Modolo. Taip, čia ir Nadiras Gifi, siautuliukas su kamuoliu. Modolo. Jo metimas iš toli, pataiko kamuolys, tikslo nepasiekė. Taip, ir čia Francisco atrodo visai neblogą progą pačiam buvo atakuoti, bet na, tiek prametė, tiek daug metimų, kad galbūt ir pats jau nejaučia to žaidiminio ritmo. Ir čia dar ir Leopoldas Žalgiris dar ir gali jį iškovoti, bet arčiau pergalės yra šeimininkai. Brazdeikis.
Prieš jį bandžiasi, palei galinę liniją. Čia koks Brazdeikio dėjimas. Bet koks prasiveržimas, lygiai taip pat matėm, kad pagazdinimas, krypties keitimas. Na, tik taip, Brazdeikis vienas geresnių rungtynių. Taip. Čia spaudimas, perimtas kamuolys. Arnas Butkevičius gali irgi pasismaginti dėjimu, ką ir daro. Prieskonį. Čia dabar dviguba gynyba prieš TJ Shortsą. Kažkas laisvas atakuoja. Jantunenas yra tas taikinys. Arnas Butkevičius. Arnas Butkevičius nukovotas kamuolys. Francisko. Čia iki galo žaidžia Silvanas Francisko. Taškai krepšys. TJ Shortsas bando priimti kamuolį. Dabar jau dviese jį pasitinka prieš išsimetant kamuolį. Ir tą padaro sėkmingai su Kevariso Heizo pagalba. Čia spaudžiamas ties šonę liniją. Shortsas. Jantunenas laisvas iš toli. Pataiko. Thompsas. Ten po krepšių laukia Kevarisas Heizas. Jis kamuolio negauna, Žalgiris jį perima. Dar vienas perimtas kamuolys. Reikia super greitų sprendimų ir rezultatyvių atakų, o čia yra pražanga puolime. Vienodai pergalių ir kiekvienas taškas gali būti svarbus. Dabar komandos turės, jeigu Žalgiris pralaimės, vienodai pergalių ir pralaimėjimų. Čia perimtas kamuolys. Francisko nemeta iš toli, teko pristabdyti arklius. Dabar Dovydas Giedraitis iš toli, laisvas, pataiko. Jos ištrinkė ir Tautvydo Sabonio. Lyderis, kada bus ta pirma pergalė, bet dabar šita komanda ir toliau yra super karšta. Žalgiris dar bando gelbėtis. Brazdeikis, arčiau krepšio. Taškai, sumt taškų rezultatyvumo rungtynes. Jau kiek sezonų iš eilės jis bandė prisikasti iki Eurolygos. Teko su atskiru projektu čia debiutuoti. Čia Francisko. Labai gerai, kad jisai nepataiko. Aštuntasis pamestas įtaškas. Taip, ir tai yra viskas. Kauno Žalgiris patiria antrąją iš eilės nesėkmę Eurolygoje, antrąją iš eilės nesėkmę varžovų aikštėje. Tuo tarpu Paryžiaus ekipa iškovoja penktąją pergalę iš eilės.